Sveiki, čia Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė ir šiandieną, kaip ir paskelbiau, kalbėsiu vėl labai aktualią temą apie cholesterolį. Šis pavadinimas mums labai žinoma ir homocisteinas, kuris mums nelabai žinomas ir tokių tyrimų mes nedarome. Taigi, apie seną gerą cholesterolį ir naują žaidėją homocisteiną. Šį savaitgalį kaip tik buvau tokiame mokymuose, galbūt savaitgalio, kuriuose buvo tokia specialistų panelė, kur aišku buvo užduodami klausimai ir žinoma neapsieita be cholesterolio temos. Ir ką daryti, kai mūsų skaičiai per dideli, ar vieni, ar kiti, ir kai gydytojai, tiesiog privalomai rekomenduoja mums statinų grupės vaistus. Taigi, aš pati netaip seniai atlikau tyrimus ir mano cholesterolis dėja irgi yra didesnis. Gydytojai mane nuramino, kad sako, taip yra, daugumai žmonių, beveik 80% lietuvių ir tiem 80% yra rekomenduojami privalomai statinų grupės vaistai. Ir ką atsakė sesijoje dalyvavusi viena farmacininkė. Iš tiesų, netgi jeigu mūsų tas blogasis MTL-as yra padidėjęs, pirmas dalykas, ką mes turėtumėm padaryti, jeigu apskritai tyrimai yra blogi, pasidaryti homocisteino tyrimą. Aš apie tai esu ne kartą kalbėjusi, bet homocisteino tyrimas, anot daugelio mokslininkų, nustato širdies, kraujagyslių ligų riziką, kaip insulto, infarkto riziką ir daugelio kitų ligų riziką daug tiksliau negu cholesterolio tyrimas. Bet kodėl apie jį nekalbama? Ir jis yra nekompensuojamas ir gydytojai jums jo neskiria paprastai. Tačiau galima pasidaryti tą tyrimą paprastai mokamoje laboratorijoje ir jo kaina svyruoja tarp 32–36 eurų, bet jį pasidaryti verta. Dabar žiūrėkime. Kasgi yra tas homocisteinas? Iš kur dabar apie jį pradėjome kalbėti ir kodėl gydytojai nekalba? Gal čia yra kažkoks mistinis rodiklis visiškai nereikšmingas? Pasižiūrėkime tiesiog, ką kalba Wikipedija. Tai yra visiems prieinamas šaltinis ir atsidarome ir pasižiūrime. Padidėjusi homocisteino koncentracija kraujo plazmoje laikoma rizikos faktoriumi, skatinančiu aterosklerozę ir kraujagyslių, ypač širdies, smegenų ir periferinės kraujotakos sutrikimus ligas. Homocisteino perteklius žaloja arterijų sieneles, rašo Wikipedija. Tai kodėl mes apie jį nekalbame? Man labai patiko, kaip tas homocisteinas žaloja sieneles ir kaip tai yra susijęs su padidėjusiu tuo bloguoju MTL cholesteroliu ir apskritai padidėjusiu cholesterolio rodikliu bendruoju. Man labai patiko profesorius Dalios Sekmokienės toks palyginimas, kai jinai pasistengė be galo sudėtingą procesą, įvardijo žmonišką kalbą, vizualiai. Homocisteinas yra labai reikalingas, tai yra aminorūgštis, labai reikalingo organizmo, kaip yra cholesterolis, labai reikalingas, bet homocisteino perteklius veikia kaip viniukas, kuris tiesiog žaloja, įbrėžia kraujagyslių epitelį, vidinę sienelę, įdrėskia, tiesiog kaip audinį įdrėkstų, suknelę kokią ant suoliukos įsėdam, tiesiog įbrėžia, įdrėskia, įduria, ar ne? Ir toje vietoje prasideda uždegimas. Ką daro cholesterolis?
kepenys tiksliau, jos gamina tą MTL, kad jis užlipintų vargšas tą įdrėskimą, įbrėžimą, užgydytų tą uždegimo pažeistą mūsų kraujagyslių vietą ir dėja taip susidaro ateroninės plokštelės ir kraujagyslės siaurėja, ar ne? Ir tai dabar koks priežastinis ryšys? Ar mums reikia mažinti tą cholesterolį, kuris yra kaip greitoji pagalba, kaip gaisrinė gesina gaisrus, ar mums vis dėlto reikėtų mažinti uždegimą ir kad tas homocisteinas sumažėtų iki reikiamos normos. Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, bet tokia norma, jeigu jūs atliksite tą tyrimą, yra gana didelės žirklės nuo 5 iki netgi 15 ar 14 mikromolių litre. Bet vis dėlto rekomenduojama yra neartėti prie tos jau aukštutinės ribos, o kad homocisteinas bent jau siektų iki 10 per viduriuko, 8, 6 būtų labai gerai, ar ne? Bet jokių būdų jau neviršytų tų geriau 10, bet jau jokių būdų ne 15. Nes yra atlikta gausybė tyrimų, meta-analizių, aš nuorodas įkelsiu savo tinklaraštyje, kurie paskaičiuoja, kad padidėjus 5 mikromoliais, reiškia, padidinus homocisteino kiekį, mirtingumas nuo bet kokių ligų padidėja trečdaliu, 33,6%. Apskritai, su aukštu homocisteinu yra, siejamos tokios ligos, tokios komplikacijos. Čia cituoju PubMedo labai oficialų šaltinį. Osteoporozė, tai ne tik širdies ir kraujagyslių ligos, bet osteoporozė, Parkinsono liga, demencija, išsėtinė sklerozė, epilepsija, aišku, insultas, ar ne, eklampsija, aortos aneurizma, kaip jau sakiau, širdies kraujagyslių ligos, infarktas, ar ne, širdies priepuolis, aterosklerozė, kuri yra arterijų liga, vėžys. Irgi siejama, patikimas šaltinis, sieja padidėjusi netgi su vėžiu, galutinės stadijos inkstų liga, hipotirozė, kraujo krešulių susidarimas, kognityvinių funkcijų sutrikimas, uždegiminė žarnyno liga, policistinių kiaušidžių sindromas ir dar net neaišku, kokios ligos. Tačiau tai, aišku, nebūtinai reiškia, kad asmuo, kurio yra dabar padidėjęs homocisteinas, mes išsitiriame ir išsigąstame, kad susirgsime tą ligą arba jau ją turime, bet iš tikrųjų ilgalaikis tas padidėjęs kiekis, kaip rašoma tyrimų išvadose, reiškia, kad ilgalaikis aukštas lygis gali padidinti riziką susirgti šiomis ligomis. Ir kasgi iš tiesų, kaip dabar siejama su tuo MTL, aš sakiau, ar ne, uždegimas ir MTL-as, tas blogasis vadinamas cholesterolis, ar ne, kurių kiekį mes dažnai per didelį turime, jis eina lipinti tų sienelių, bet labai dažnai mes netgi, jeigu nėra uždegimo, arba jeigu mes vartojame, valgome sveikai, mankštiname, sportuojame, valgome daug daržovių, papildų protokolą mažinti cholesterolį ir jis gali nesumažėti, jis visada išliks aukščiau numatyto lygio ir tai vadinama šeiminė hipercholesterolemija, ar ne? Reiškia tiesiog įgimtas. Įgimtai mes turime giminėje aukštesnį cholesterolį. Aš, pavyzdžiui, nežinau, koks buvo mano mamos cholesterolis, tėvo cholesterolis, bet galbūt labai aukštas. Tačiau tuo metu niekas netyrė cholesterolį, bet jie niekada mes nesiskundėme giminėje širdies kraujagyslių ligomis. Ir vėlgi toje panelėje buvo kalbėta, kad yra labai daug atvejų, kai žmonės su tą šeiminiu padidėjusiu įgimtų aukštesnio cholesterolio rodikliu, netgi MTL rodikliu, kur yra visada virš normos,
gali labai ilgai, laimingai ir sveikai gyventi ir dažnai yra rekomenduojama asmenim, kurie turi, padidintą cholesterolį ar nestipriai, ar dar gretutinių kažkokių ligų, kraujospūdis padidėjęs, svoris padidėjęs, ar ne, yra atliekama kaklo kraujagyslių echoskopija. Ir dabar tai atliekama nemokamai. Jūs pasidarykite tą echoskopiją ir yra labai daug atvejų, kaip minėjo farmacininkė, iš savo klientų patirčių, kad su aukštu cholesteroliu kraujagyslės yra švarutėlės kaip naujagimio. Tai reiškia, kad cholesterolis, tas yra aukštesnis MTL, jis nesioksiduoja, nelimba prie sienelių, čia nėra jokio uždegimo, jis tiesiog eina kaip pro šlangą ir praeina. Ir tai yra viskas normalu. Ar tai reiškia, kad mes neturime nieko daryti, jeigu padidės cholesterolis? Ne, darykime. Pasižiūrėkime pirmiausia homocysteino tyrimą atlikime ir jeigu jis yra arti aukštesnio ribos, sakykime, netgi riboje, bet aukštesnis negu 10, ką rekomenduojama daryti ir kodėl nėra neskiriamas tas tyrimas? Todėl, kad nuo jo nėra vaistų. Homocysteino nenumažinsi vaistais, o cholesterolį numažinsi. Ir matomai galbūt tai niekas per daug nesuinteresuotas, kad mums sumažintų tą homocysteiną. Tačiau dažnai, ne visada, bet viena iš labai didelių rizikos faktorių, kada padidėja homocysteinas, trūkumas dėmesio vitamino B6, B9 folio rūgšties, B12, kai kuriuose šaltiniuose ir B2, tai yra B grupės vitaminų trūkumas. Dažnai tą B grupės trūkumą turi, ypač B12, sakysim, galbūt veganai ar neturi, kurie su maistu sunku jiems gauti B12, bet įmanoma. Ir žmonės, kurie nepakankamai vartoja vaisių, uogų, daržovių, ar tiesiog nepakankama mityba, bet ir tie, kurių žarnynas nelabai gerai veikia, nes B grupiai gaminti, jinai gaminama žarnyne ir gauti su maistu reikalingas geras žarnynas. Tai pirmiausia, mes turėtume pradėti nuo žarnyno mikrobiomo sutvarkymo, nuo detokso, ar ne, užsėti žarnyną gerosiom bakterijom, valgyti daug raugintų kopūstų, daržovių, tiesiog sutvarkyti žarnyno mikrobiomą, tai yra atskiri, kaip sakant, mokslai, bet viskas susiveda į paprastus dalykus. Ir tada, pasitikrinti savo B grupę, kiek mes turime kraujyje, ir pasipildyti. Dažnai yra dabar atliekama daug tyrimų ir nesutariama. Mokslas dar nesutarė, jis nagrinėja tą homocysteiną, ar čia su papildais galima, ar kad sumažini jį, tai jau reiškia sumažini tą riziką širdies kraujagyslių ligų, bet vis dėlto yra daug tyrimų, meta-analizių, kuri įrodo, kad papildžius mitybą kokteiliais, kaip sakant, su B grupės vitaminais, folio rūgštimi, taip pat omega-3 riebiosiom rūgštimis, būtinai, kurios mažina uždegimą, pasiekima yra labai gerų rezultatų ir turbūt to mes ir turėtumėm savo linkėti. Kada rekomenduojama pasidaryti antrą kartą homocysteino tyrimą, tai po 3 mėnesių. Ir aišku, aš radau čia tokių ir rekomendacinių klausimų gydytojų, kurių mes turėtume užklausti, bet o koks mano homocysteino kiekis, kaip jūs manote, kodėl, ką aš turėčiau daryti, bet iš tikrųjų aš bandžiau užklausti tų klausimų, tikrai jaunų netgi gydytojų, bet nežinau, nesulaukiau jokių atsakymų, tiesiog apie tai nėra kalbama, nes, turbūt greičiausiai dėl to, kad nuo homocysteino sumažinimui nėra vaistų, tai tiesiog niekam ir nelabai apsimoka. Tiesiog, kaip sako, širšelė fama, čia ieškokite pinigų. Tai reziume. Jeigu yra kraujotakos sutrikimai, ar ne, jeigu yra
padidėjęs cholesterolis. Ieškokime priežasties, tikrosios giluminės priežasties. Atlikime virš 30 eurų kainuojantį tyrimą, homocysteino tyrimą. Jeigu yra tarp 5-15 mes normoje, geriau, kad būtų iki 10 mikromolių litre. Ir jeigu yra aukščiau, mažinkime. Omega-3 riebiosios rūgštys, kurkuminas, visi antiuždegiminiai preparatai ir prieskoniai, žolės, ką randame, beje, omega-3 riebiųjų rūgščių, ne žuvų taukų, bet omega-3 rekomenduojama yra tokiu atveju jau ne 1 gramą, bent 2 gramus per dieną išgerti ir po 3 mėnesių. Ir taip pat vitamino B kompleksas. Ne atskirai pirkime B12 atskirai, B6 ar folio rūgštį atskirai. Ne, taip neveikia gamta. Gamta veikia sinergiškai. Kompleksą gerą, gerų, nesintetinių vitaminų, gerai biologiškai įsisavinančių, ieškokite geriausios omegos, kurią galite rasti, geriausio B multivitamino komplekso, beje, su cinku taip pat, ar ne, ir apskritai geriau su tokiu kaip multivitamino komplekso, ką mes turėtumėm gauti kiekvieną dieną, ir mytybą. Prisižiūrėkime mytybą, vaisiai, viduršimio regiono mytyba, vaisiai, uogos, daržovės, mėsos šiek tiek, ar ne, žuvies šiek tiek, arba jeigu esate vegetarai, tai žinote, kaip gauti tą B12 iš kitur, ir žiūrėkite žarnyno sveikatos. Beje, kuo vyresnis žmogus, tuo vis dėlto senėjimas ir oksidacija ir uždegimas, tuo tas homocisteinas gali būti didesnis ir tuo žarnynas prasčiau veikia, kaip sena mašina jau, ar ne, tai reikėtų mums dar didesnį dėmesį skirti žarnynui, dar šiek tiek, jau visiems pasipildyti tą B grupės vitaminais, omega-3 ir po 3 mėnesių pakartojimą. Tai šiandien tiek apie seną gerą cholesterolį ir naują žaidėją rinkoje, homocisteino biomarkerį, apie kurį iš tikrųjų mokslas kalba jau 10-metį. Tyrinėja, bet kažkaip iki gydytojų kabinetų neateina, bet mes nelaukime, kol ateis. Ieškokime patys, išsitirkime ir būkime sveiki, laimingi, gyvenkime ilgai ir gražiai. Šiandien tiek žinių iš Molinių. Čia buvo Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė. Galite mane rasti profilyje sveikatos žurnalistė Facebook'o, taip pat YouTube kanale, ir ypatingai kviečiu užeiti į svetainę www.sveikatosžurnalistė.lt, kuri keliu daugelį straipsnių, apie kuriuos kalbėjau, su tekstu, video ir su nuorodomis į mokslinius tyrimus. Nebūkime neišmanantis, būkime išmanantis. Ate.